Tai buvo toksai bendrystės projektas, jungiantis ir parodantis, kad meninis ugdymas yra labai svarbus jaunai kartai ir žmogaus tobulėjimui. Mano gyvenime atsirado mokytoja Liuda Kašėtienė Mikelsen, su kuria pradėjus mokytis ir man sugrįžtant prie fortepijono, tiesiog mums kilo bendra tokia idėja, kodėl neapjungus šitų dviejų instrumentų, tai yra pirmiausia fortepijono ir žmogaus kūno. Ta idėja buvo jau ir seniau pasikviesti estų atlikėjus ir kaip tai organizuoti, kur gauti gerą salę, kaip jos gražiau parodyti Lietuvai, nes mes turėjom daryti jungtinių koncertą su lietuviais ir Alina sako, darome kartu. Tada pradėjom galvoti, kokius kūrinius galėtumėm panaudoti šokiui ir taip laipsniškai įsivystė viskas į tą rezultatą, kurį turim dabar. Klaipėdos miesto savivaldybė iš dalies finansavo kultūros projektą, kurį teikia Klaipėdos baleto mokykla ir pagal kurį buvo parengtas šis koncertas ir pristatytas bendruomeniai. Koncerte dalyvavo 14 pianistų, jaunųjų pianistų, kurie mokosi Šilutės meno mokykloje ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje, o taip pat 4 svečiai iš Estijos. Visi šitie vaikai, kurie dalyvavo koncerte, yra įvairių konkursų laureatai, tai jie ne naujokai scenoje, sakykime taip, nors ir labai maži. Jauniesiems pianistams buvo labai įdomu pamatyti ir išgirsti, kaip muzikinė dalis įsilieja į šokį. Tikriausiai visi vaikai, kurie šiame koncerte šoko scenoje, prašė, kad nori šokti grojant fortepijonu. Pirmiausia, tai yra pianisto energija, jos skleidžiama aura, jų charizmatiškumas, jų meilė muzikai uždega iš tikrųjų ne tik šokėjus, bet ir žiūrovus. Mūsų skaičiavimais 93 vaikai šoko scenoje, tai yra per atskirus kūrinius ir 14 pianistų taip pat grojo. Tai mes turėjome koncertą virš 110 mokinių. Klaipėdos baleto mokyklos galbūt vizija ir indėlis būtų tai, kad įtraukti kuo daugiau vaikų į meninį ugdymą. Norėtumėmės, kad tai taptų tradicija ir kad mes galėtumėm kuo daugiau vaikų tiesiog didžiuoti scenoje ir kad jie galėtų patirti tai, kas yra didžioji scena.